Ole, mano vardas Viktorija ir sveiki atvykę į mano kanalą ir sveikinuosi su jumis iš savo pirmojo video vlogo. Tai kadangi jau 7 savaitės gyvenu Tenerifėje, noriu pakalbėti apie faktus, kurie mane nustebino ir kurie man asmeniškai yra įdomus ir tikiuosi sudomins ir jūs. Tai 10 faktų apie Tenerifę, kurių turistai nežino. Pirmasis faktas. Tenerifė yra 2 salos vienoje. Pietinė Tenerifės dalis yra sausa ir saulėta. Joje pilna paplūdimių ir begalės turistų. Tuo tarpu šiaurinė dalis yra žalia, derlinga, ten daugiau lyja. O įdomiausias dalykas tas, kad vienoje salos pusėje gali būti vienoks oras, o kitoje salos pusėje gali būti kitoks. Tai tarkim, pietinėje dalyje tą pačią dieną yra labai karšta, o šiaurinėje dalyje tą pačią dieną yra kur kas vėsiau. Ir reikia nepamiršti, kad šiuo metu yra žiema ir ant Teidės viršukalnis yra apsnigtas sniegu. Buvo net keletą dienų uždaryti keliai į Teidę, kuomet nei turistai, nei vietiniai negalėjo ten patekti. Antrasis faktas – barakito kava. Kai buvome kavinėje, manęs paklausė, ar aš esu kažkada ragavusi barakito čia Tenerifėje ir aš tikrai nesupratau, ką jie kalba. Ir tai buvo pirmas kartas, kuomet paragavau, tai tuo pačiu ir atsigeri kavos ir truputį pavartoji alkoholio. Nes barakito susidaro iš 5 sluoksnių. Pirmasis kondensuotas pienas, tada likeris, kava ir pieno puta. Ir ant viršaus cinamonas, kurie taip pat dar uždeda ir citrinos žievelės. Bet ta kava tokia nuostabi. Ją padaryti yra tikrai sunku, bent jau man, nes sluoksniai turi būti idealiai suskirstyti ir taip pat turi būti ideali pieno puta. Trečias faktas. Vietinių gyvenimo tempas visiškai be skubėjimo. Tenerifėje viskas vyksta kur kas lėčiau ir čia žmonės gyvena pagal principą tranquilo arba pagal principą mañana. Tranquilo reiškia ramiai be streso, o mañana rytoj, mañana. Labai geri žodžiai ir aš juos pačius pirmus išmokau tik čia atvykus. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu vėluojate į savo kažkokį tai susitikimą, niekas dėl to nepyksta, nes dažniausiai tau reikia dar kur kas daugiau pralaukti laiko, negu tau yra nurodytas laikas. Jie visiškai yra praradę laiko savoką, tik aišku, žino, kada jiems reikia dirbti, o kada nereikia dirbti. Tai jiems laikas čia visiškai neegzistuoja, jiems svarbiausia yra mėgautis gyvenimu ir aš kaip sakau, čia kiekviena diena jų yra kaip šventė. Ketvirtas faktas, kad Teidė nėra tik vulkanas. Tai iš tikrųjų buvus prie Teidės man nepaliko labai didžiulio įspūdžio. Taip, tai tikrai yra gražu ir taip tikrai yra kur kas kitaip. Kad Teidės nacionalinis parkas pats primena kaip kokią planetą Marsą. Ir dar vienas įdomus faktas, tai kad NASA testuoja įrenginius misijoms į Marsą. Bent jau taip yra teigiama internetu. Be to vietiniai tiki, kad ugnikalnyje gyvena salą sauganti dvasia. Vadinimu Ahaman, nežinau ar taisyklingai ištariau, bet jie tuo tiki, nes kažkuo visuomet reikia tikėti. Penktas faktas – Playa de Benillo. Tai yra paplūdimys, kuris yra šiaurėje, jisai yra kur kas atokiau, tenais nesirenka turistai, o pagrinde vietiniai. Tai mes buvome tame paplūdimyje, tenai žmonės jaučiasi kur kas labiau atsipalaidavę. Taip pat, kas man keisčiausia buvo, kad nėra kažkokių tai suskirstytų pagalių pliažų. Moteris tiesiog pliažuose guli be viršutinės savo dalies, būna ir vyrų, kuomet guli be apatinių kelnaičių ar ten be maudymosi šortų ir tai yra visiškai normalu. Tai Playa de Benillo yra tikrai pašaliau nuo visų pagrindinių paplūdimių, tenais ir patekti kelias labai panašus į Maskos, kur buvome. Tai šeštas faktas – Tenerifės bunkerių paslaptys. Tai sala slepia labai daug apleistų bunkerių, kurie buvo paruošti prieš Antrąjį pasaulinį karą. Deja, tų bunkerių neprireikė, tačiau jie vis dar egzistuoja ir dauguma žmonių į juos eina apsilankyti, pasižiūrėti. Viename mes buvome irgi, tai kėlė labai tokį didelį šiurpą, nes aš šiaip bijau apleistų tamsių vietų, o ten tikrai buvo tamsu. Ir nuo parkavimo vietos reikėjo eiti kažkur apie pusvalandį, kilti į kalną, kad pasiekti tą bunkerį. Ėjimas buvo sunkus, nes buvo labai karšta, bet mes pasiekėm, padarėm, nuėjom į bunkerį. Bunkeryje tiesiog buvo kambariukai, taip pat buvo pakilimas dar aukščiau truputėlį. Tai viskas labai awesome, reikės susirasti dar bunkerių ir būtinai aplankyti, pažiūrėti, kaip kiti bunkeriai atrodo. Tai
Tai 7 faktas, kalbant daugiau apie paplūdimius, yra labai nuostabaus grožio Playa de Teresita paplūdimys, kuris yra Saharos dovana. Tai šis garsusis paplūdimys yra sukurtas žmonių rankomis ir pats smėlis yra atkeliavęs pagal šaltinius iš pačios Saharos dykumos. Smėlis yra geltonas, labai gražus. Ir šis paplūdimys labai primena Palangos paplūdimį. Jis tikrai nėra natūralus kaip kiti paplūdimiai, bet ar tai svarbu, kai sėdi ir grožiesi vaizdu tiesiai į vandenyną? Sveiki, šiandien su jumis gidė Viktorija ir matome Las Teresitas paplūdimį, kuris yra padarytas... Tai šis faktas mane, nežinau, ar nustebino, ar šokiravo, ar kažkaip taip. Prieš tai neišvykus iš Lietuvos žinojau, kad keletas mūsų lietuviškų tiktokerių ir lietuviškų veikėjų gyveno olose, urvuose, bet aš negalvojau, kad tai yra tokia didžiulė masė. 8 faktas – urvai, kuriuose gyvena žmonės arba olos. Tai Tenerifėje tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena olose arba urvuose. Ir jeigu jūs galvojate, kad tai skamba labai primityviai, tai žinokite, tikrai ne, nes tos olos, kuriuose žmonės gyvena, dalis jų yra tiesiog ištobulintos idealiai, išbetonuotos grindys, padarytos sienos, yra atvesta elektra nuo saulės baterijų, kur žmonės savo gyvena. Taip pat kai kuriuose yra net internetas, tie žmonės turi ir automobilius. Mane taip pat truputėlį kirba tokia mintis, kad nežinau, kokias 24 valandas norėčiau praleisti oloje, bet truputėlį bijau, nes pirmas dalykas reikia susirasti olą, kurioje niekas negyventų ir kad jinai niekam nepriklausytų, nes jeigu netyčia taip atsitiktų, tai gali pasibaigti ir bloguoju. Nes taip pat Tenerifėje yra ir tikrai nemažai nusikaltimų ir policija čia yra pakankamai korumpuota, bet kiekviena šalis turi savų pliusų ir savų minusų. 9 faktas – Gvimaro piramidės, labai įdomios, nėra panašios kaip į Egipto piramidės, nes kadangi tai yra piramidė, tai mes galvojame, kad piramidė turi būti aukšta, didžiulė, masinė. Tačiau tos piramidės yra kiek kitokios. Aš kadangi pro tvorą ėjau ir pamačiau, kaip tos piramidės atrodė, tai nusprendžiau, kad galbūt geriau tuos 20 ar 24 eurus išleisti kažkokiems tai kitiems dalykams, negu eiti pamatyti tas piramidės, po jas pasivaikščioti, taip pat, kad jos yra susijusios su kitomis kultūromis, kaip pavyzdžiui Egipto kultūra. Taip pat yra nuomonių, kad tos piramidės yra susiformavusios iš akmenų, kad tai yra akmenų dariniai, tai kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Ir tikrai vienas dalykas, kuris yra aiškus, kad jos tikrai spinduliuoja kažkokią tai mistinę energiją. Ir atėjome prie 10 fakto, tai yra drakono medis su krauju. Tai Tenerifėje esantis drakono medis yra tikrai labai unikalus ir vienas ilgiausiai gyvenančių medžių pasaulyje. Jo sakai yra raudoni kaip kraujas, o vietiniai tiki, kad medis turi gydomųjų savybių. Šis medis yra kaip Tenerifės simbolis, stiprus, turintis savo paslapčių. Ėjimas prie medžio taip pat yra mokamas, tiksliai nežinau kiek, bet ten, jeigu neklystu, kainuoja porą eurų. Esu mačiusi lietuvių Tenerifės grupėje, kuomet renka grupės vykti būtent prie šito medžio, tai aš dar prie jo nespėjau nuvykti, bet tikrai būtinai tą padarysiu. Štai tokia ta mūsų Tenerifė. Turinti daug paslapčių, daug neatskleistų paslapčių, turinti savo nuostabius gražius paplūdimius, nuostabų orą ir taip pat traukia daugelių mūsų širdis, bent jau kartą čionais apsilankyti. Daugelis renkasi čionais ir gyventi, nes visus metus yra nuostabus oras. Tai jei turite kažkokių tai klausimų, kažkokios tai temos būtent apie Tenerifę, galėčiau padaryti video, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū už jūsų laiką, nepamirškite paspausti like mygtuko, paspausti subscribe, laukiu kiekvieno jūsų komentaro, nes man tai yra labai svarbu. Po šitiek laiko vėl nusprendžiau nufilmuoti video, kas man tikrai yra keista, nes buvau pagalvojus, kad daugiau niekada gyvenime to nedarysiu, bet ta mintis vis kirgždėjo man ir galvoju, kodėlgi ne. Dabar aš esu išvažiavus čia, mano gyvenimas pasisuko 360 laipsnių, paimsiu ir padarysiu tai, ko Lietuvoje galbūt būčiau nedariusi, galbūt būčiau nepagalvojus, kad man reikia tą daryti. Aš noriu būtent tą daryti, galbūt, nes Lietuvoje buvo tik mintis, kad taip, galbūt būtų fine. O čionais aš galvoju, kodėlgi ne? Kodėlgi ne, aš išvažiavau, aš galiu pabandyti, jeigu nepasiseks, bet aš žinau, kad man pasiseks, aš esu nusprendus, aš esu nusiteikus, kad taip įvyks. Tai jeigu turite kažkokių temų, apie kurias norėtumėt, kad pakalbėčiau, tai būtinai palikite komentarą, aš tą padarysiu.
Ir kitą video planuoju nufilmuoti apie tai, kaip aš atsidūriau čia ir kokia ta mano istorija ir kaip man čia sekasi. Ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitą kartą. Mua!